Sveikinu su jumis šiais naujaisiais jubiliejiniais metais. Su jumis aš, Justas Žukauskas, šio kanalo Pasauliškis įkūrėjas. Nusprendžiau įrašyti trumpą tokį įvadinį video padaryti, kad supažindinti jūs su tuo, kas aš esu, kokia šio kanalo kaip ir misija, kokį tikslą matau jam ir šiek tiek paliesti būtent įvykusi praeitą mano pokalbį su kunigu Arnoldu Valkausku apie šį kanalą, kodėl nusprendžiau jį pradėti ir kokia misija šio kanalo. Tai pradėti nusprendžiau dėl to, kad labai mažai mes turime Lietuvoje turinio, kuriame būtų kalbama apie tikėjimą, teologiją, dvasingumą. Apie dvasingumą ypač mažiausiai. O ši tema mane labiausiai domina. Pirmoji priežastis, dėl ko nusprendžiau jį pradėti. Nesijaučiu, kad būčiau pats tinkamiausias žmogus, kuris turėtų tą daryti, žvelgiant, kad esu katalikas, atstovauju katalikų bažnyčios požiūrį, pasaulėžiūrą, atstovauju jos mokymą, ar bent jau stengiuosi atstovauti, nes vien tai, kad jau nori atstovauti tam tikros institucijos, organizacijos, religijos požiūrį, reikia jį labai išmanyti. Pats nesijaučiu, kad būčiau labai jau čia kažkoks eruditas ar nusimanantis šioje temoje. Praeitais metais baigiau 4 metų studijas Katalikų teologijos fakultete, ne teologijos studijos, gavau dalį teologijos, pasirinkau religijos pedagogijos studijas, tapau tikybos mokytoju, kurio dabar ir esu, jau 2 metai. Gilinu toliau žinias apie teologiją, stengiuosi, kaip ir miniu, atstovauti bažnyčios poziciją, ieškau tiesos ir man tiesa yra svarbi. Dalykas yra dvasingumas. Ir būtent kalbant apie dvasingumą, pats, kaip minėjau, kas žiūrėjo mano pokalbį, kaip minėjau, su kunigu Arnoldu Valkausku, tai jame paminėjau, kad nesu tas žmogus, kuris augo nuo mažens bažnyčioje ar tikėjo visą savo gyvenimą. Tikėjimas nebuvo man kažkas savito didžiąją dalį gyvenimo. Tai 2019 metais įstojau Katalikų teologijos fakultetą, būtent tais metais ir vyko mano didysis toksai tikėjimo šuolis. Taigi, ir įstojus į fakultetą teologijos, supratau, kad daug ko aš nežinau, daug ko aš nesuprantu. Kas prie tai galvojau, kad apie bažnyčią, Bibliją, popiežių, Jėzų Kristų kažką žinau ir galiu drąsiai kritikuoti, kaip ir didelė dalis visuomenės, kuri tik tais iš gandų žino, kas yra ta bažnyčia, iš gandų žino, kas yra tas tikėjimas, iš tokio paviršiaus. Nuo 25 metų buvau kariuomenėje, po kariuomenės po 9 mėnesių tarnybos atradau New Age'ą, dar apie tai pats nesupratau tuo metu, bet tai buvo New Age'as. Jį įsitraukiau, pradėjau domėtis meditacijom, energijom, čakrom, reinkarnacija ir kitais dalykais. Tai mane labai patraukė. Bioenergetika, hinduizmo religija, budizmo religija, tos filosofijos. Tai man buvo tuo metu labai įdomu, tuo domėjausi, skaičiau knygas, vaikščiau seminarus, dalyvau tokiam Satori klube, vyrų sąmoningų vyrų klube. Tai tokia mano buvo patirtis. Leidus būtent tą video, irgi dar tokį supratimą dabar pagavau, kad išleidus būtent tą video su kunigu Valkausku, daug komentarų tenais po video galima paskaityti, kuriuose rašoma apie tai, kad irgi žmonės tą patyrė, irgi įsilaisvino iš New Age'o, ar iš ezoterinių kažkokių bendruomenių, ar iš kitų kažkokių religinių judėjimų, ir jie atsivertė į krikščionybę, kas galbūt tapo ortodoksais, galbūt kažkas tapo katalikais, galbūt evangelikais ir taip toliau. Ką pastebėjau, kad mes neturime jokio tarpinio taško, kas teiktų žmonėms informaciją, žinias. Tai jeigu aš atsiverčiau, tai ką man toliau daryti? Jeigu aš atsiverčiau, tai kur man toliau eiti? Tai būtent tai yra, žinoma, aš neatsakysiu visus klausimus gyvenimo žmonių, bet, manau, pats perėjęs
šį, galima sakyti, ir trumpą kelią galiu bent jau užvesti ant kelio kitus, padėti atrasti tikėjimą į norą gilintis. Tai kalbant apie misiją šio kanalo ir galbūt tolimesnius savo veiklų, tai ir matyčiau, kad noriu kalbėti apie tikėjimą, noriu kalbėti apie dvasingumą, noriu būti tokia vieta, kur žmonės gali gilinti savo tikėjimą, pažinti, kas yra krikščionybė, kas yra Jėzus Kristus, iš katalikiškos pozicijos, iš katalikų bažnyčios pozicijos. Manau, tai yra svarbu tiems, kurie ieško, tiems, kuriems tai yra įdomu. Tai būtų būtent tiek apie kanalą. Toliau kalbant apie podcastą, būtent kuris įvyko ir kurį čia minėjau jau kelis kartus, kas dar nematėt, galite pasižiūrėti. Jis laukia gan nemažai peržiūrų. Būt niekas nesuklysiu pasakydamas, kad jis yra populiariausias egzorcistas Lietuvoje, nors Lietuvoje jų yra ne vienas. Tai gal pradžiai apie jo poziciją ir, ką supratau po pokalbio, ką aš dalinausi ir savo Facebook paskyroje. Tai aš gerbiu kunigo Valkausko poziciją, ji yra reikalinga mūsų bažnyčioje, tačiau nesu visko sutinku, galbūt neišreiškiu taip tiesiogiai, nors buvo galima pažiūrėti komentarus, buvo negatyvių komentarų, kuriuos susilaukiu, kad netgi kaip aš drįstu kalbinti šitą žmogų arba kaip drįstu užduoti tokius klausimus. Taip, galiu pasakyti, kad 3 klausimai, kuriuos pateikiau būtent beveik pačioj pradžioje, tokie buvo trumpi klausimai apie Apple logotipą, pirmas buvo, antras buvo apie ChatGPT ir trečias apie skaičių 666. Tai tie klausimai ir buvo toks, orientyras, nes man atrodo, kad mes visi tie 3 dalykai, juose nėra nieko blogo ir tais klausimais bandžiau pažiūrėti tą požiūrį būtent šio kunigo. Tai grįžtant apie Valkausko poziciją ir ką manau apie ją. Tai kaip miniu, manau, tai yra svarbi pozicija bažnyčiai mūsų kataliko, bet ką reikia suprasti, kad ką kalba šitas kunigas, nėra viskas, ką jis kalba, nėra katalikų bažnyčios pozicija oficiali. Tai nėra, kad jis kalba remdamasi oficialia katalikų bažnyčios nuomonė. Taip, ten dalis, taip, kur aš net neturiu kompetencijų kištis, yra dalykų, bet dalis, kas būtent buvo kalbama šitam pokalbį mūsų, esu bendravęs su kitais egzorcistais, kurie nepritartų būtent šitai pozicijai, būtent kunigo Arnoldo Valkausko. Tai nieko čia nenoriu įžeisti, tikiuosi tai nenuskambės kaip įžeidimas, tai yra tiesiog ieškojimas tiesos. Aišku, daugumą čia galbūt ir mane nurašysit, kad kas aš toks, kad aš čia galėčiau vertinti jo žinias, bet tikriausiai visą laiką, visą gyvenimą taip ir bus, tebūnie. Aš manau, kad šio kunigo pozicija yra tokia radikalesnė. Dėl šio žodžio irgi nereikėtų čia kažkaip per daug pergalvoti, su juo viskas yra gerai. Jėzus irgi, galima sakyti, buvo radikalas ir ką jis kalbėjo, ką jis sakė tuometiniam žydam, tuometiniam žmonėms buvo gan toksai iššūkis. Tai šio kunigo Arnoldo Valkausko pozicija irgi yra tokia, manyčiau, radikali, kraštutinė, dešinė. Ir dėl to, manau, viskas yra gerai. Jisai yra tokia kaip atsvara, nes jeigu pažiūrėtume pas mus mūsų visuomeniai, bažnyčiai, kiti kunigai tiek nepasako, kiek būtent šitas kunigas, egzorcistas, kiti egzorcistai nepasako būtent taip, kaip jisai pasako. Tad, kaip minėjau, teko bendrauti su kitu egzorcistu ir kalbėjimas būtent apie šios dalykus. Kokie mes krikščionys tampame, ar mes turėtume bijoti tokių dalykų kaip jogos, kaip, kas klausėte podcast'o, merkinės piramidės apsilankymo, ar reikia bijoti, nesilankyti, vengti to pačio skaičiaus 666, ar jeigu jau gavai valstybinius numerius, taip jau sutapo būtent su tokiu skaičiu, ar reiškia, kad tavo viskas, šakės tą mašiną, arba sudeginti, arba numerius išmesti ir bandyti pirkti naujus numerius, ar taip reikėtų elgtis, ar
krikščionis turėtų būti toks žmogus, kuris bijo, tiki prietarais. Čia mes įeiname tą tokią erdvę, kur gaunasi, kad ar mes tikime prietarais, ar mes esame katalikai, krikščionis prietaringi, ar neprietaringi. Tai, savaime aišku, visi, ką žiūrite, tai suprasite, kad prietarai nėra gerai. Tikėti prietarais, lygu tikėti magiją. Mes turėtume vengti šito pasakymo ir dėl to, dalis to, ką atstovavo šitame pokalbėje kunigas, skambėjo kaip maginis mąstymas. Žinoma, reikia suprasti, kad mes ne viską žinome ir manau teisingas jo buvo pasakymas ir, sutinku, kad jeigu aš kažką darau ir aš, jeigu pakliūnu į tą tam tikrą erdvę, kur aš, padarau kažkokį blogą dalyką, jeigu taip gali būti tikrai, bet tikrai nesu viskuo. Ir tada pabandykime apžvelgti tuos dalykus, apie kuriuos buvo kalbama. Taip, buvo kalbama apie ChatGPT, ar tai yra, ar jis demoniškas. Tai šio klausimo norėjau pasižiūrėti, ar kunigas yra įsigilinęs, ar domėjosi būtent apie ChatGPT. Tai kiek teko suprasti, yra šioks toks pažinimas, bet ir nebuvo labai kažkokio demonizavimo šitoj erdvėje. Tai, pats asmeniškai, ne iki galo sakiau savo nuomonę, tai jinai būtų tokia, kad manau tai yra įrankis ir, daugumą esate girdėję posakį, kad kaip ir plaktukas, tai yra įrankis, su juo gali kalti vinis ir su juo gali nužudyti kažką, tai yra įrankis, svarbu kaip tu naudojasi, tai pačiai apie ChatGPT manau, kad tai yra įrankis ir svarbu kaip tu jį panaudosi, nes antra, kalbant apie Apple logotipą, tai telefonai Apple turi logotipą su prakastu obuoliu. Tai nežinau, ar visi pagavote tą mintį, bet pokalbio metu užsiminiau, kad asociacija, kad tai neva yra prakastas pradžios knygos Biblijoje rašomos Adomo ir Ievos obuolys. Užsiminiau, kad Biblijoje nėra užsiminama apie jokį obuolį. Biblijoje nėra rašoma apie jokį obuolį. Nėra kalbama apie jokį obuolį. Tai reiškia, mes negalime lyginti šito dalyko, telefono Apple logotipo ir Biblijos ties 3, skaičius 666. Tai irgi, manau, aiškiai buvo pasakyta pokalbėje, ar bent jau stengiuosi pasakyti, kad Biblija neskleidžia mums, ką reiškia tas skaičius. Ir galite atsisukti, pažiūrėti mūsų pokalbėje, kai paklausiau kunigo, tai ką reiškia tas skaičius, jisai sakė nežinoma, ir bažnyčia oficialiai negali paskelbti, kas tas skaičius yra ir ką jis reiškia. Kai pačiam teko domėtis tyrimais, tai šitas skaičius buvo siejamas su imperatoriumi Neronu, kuris labai nekentė krikščionių, bet vėlgi, Biblija, kalba tokiam Biblijos tekstai turi gilesnę prasmę ir perkeltinę prasmę dažniausiai ir dar kas svarbu, kad būtent ta eilutė, jeigu Biblijos pasiėmus, paskaičius, pati pradžia skamba, kad tie, kas turi išmanymą, tai išsiaiškina ar kažkaip panašiai, reikėtų pasitikslinti. Tai ką reiškia? Tai reiškia, kad jau pati Biblija yra kaip slėpinys mums ir mes jos nesuprantam iki galo, mums reikia didesnio pažinimo ir būtent šitą eilutę mums pasako, kad mums reikia dar didesnio pažinimo šitą eilutę ir kad ją geriau suprastume ir kad suprastume, kas yra tas skaičius, nes tam sakinyje ir skamba, kad tas skaičius yra ir žvėries skaičius, ir žmogaus skaičius. Tai klausimas tada, iš pačio kunigo supratau, kad šiek tiek jisai demonizuoja būtent šitoje vietoje, ką reiškia demonizuoti, kad, mato tenais, kažkokį blogį, kurio nėra, jį sukuria tenais, būtent tame skaičiuje, ar pas skaičius yra blogis. Aš nesutikčiau su tokia nuomonė, manyčiau, kad tai būtų prietaras, nes kaip minėjau, kalbant apie automobilio numerius, kaip žmonės bijo skaičiaus 13, ir jeigu penktadienis ir mėnulio ir pilnatis ir skaičius 13, diena 13 yra, tai žmonėms yra kaip tragedija. Bet tai yra kas yra, tai yra prietaringas mąstymas, taip pačiai ir yra su šituo skaičiumi. Mes žinom, kad tas skaičius reiškia, kas jisai yra,
iki galo mes jo nesuprantam, tai ir mes turime jo vengti ir bijoti, ypač kai rašoma, kad tai yra ir žmogaus skaičius. Tai mano nuomonė, ne, mes neturėtume to daryti, nes tai būtų maginis mąstymas, tai būtų pritaringas mąstymas. Taip pat kunigas užsiminė vienoje vietoje apie sublimalinės žinutes muzikoje. Pats tą akimirką, kai apie tai išgirdau, šiek tiek pasimečiau, nes nebežinau labai kaip čia dabar atsakyti taktiškai. Tai kunigas įsakė savo poziciją, savo nuomonę būtent šitų dalykų. Jis turi daugiau patirties, kiek teko pasidomėti pačiam. Tai yra kažkur, galima rasti kažkurias dainas, kuriuose yra kažkokių galbūt paslėptų žinučių, bet daugumoje dainų to nėra. Tai yra labiau pritempinėjimas, yra žmonių tokie kaip ir, sakykime, išmislas. Galima tikrai, nereikia patiems klausyti muzikų ir jau atsukinėti. Tai jau padarė kiti žmonės. YouTube yra pilna tokių įrašų, kuriuose galima pasiklausyti, kaip skamba tos muzikos, jeigu ją atsuksi atgal ir ar tu atsukęs atgal ir kažką girdėsi. Taigi, ką pats manau apie tokias žinutes arba dainas, kuriuose yra paslėptos tam tikros mintis, aš manau, kad tai yra pritempinėjimas, kad tai yra išgalvojimas, nes pats pabandykit paklausyti kažkurią tai dainą ir suprasti, kad daugumoje vietų tai yra žmogaus fantazija. Tu gali girdėti, ką nori, kai nori išgirsti. Jeigu kažką nori labai išgirsti, tu ir išgirsi. Tada paskutinis dalykas – Egzorcistas LT puslapis. Vėlgi, ką reikia suprasti ties šitų klausimų, kad ne visi egzorcistai naudoja šitą klausimyną. Šitą klausimyną naudoja būtent šis kunigas, su kuriuo kalbėjomės. Tai yra, kaip jeigu klausėtės įdėmiai, išgirdote, kad klausimyną tiesiog jisai nukopijavo su kolegom greičiausiai nuo lenkiško klausimyno, rado kažkur internete, ar nežinau, ar tenais tiksliai nepasidomėjau, bet jį nukopijavo ir tiesiog pasiskelbė savo puslapyje. Kodėl manau, kad šitas klausimynas nėra tinkamas ir tą mano daug žmonių, netgi netikintis, kurie kritikuoja būtent šitą klausimyną. Dėl to, kad vėlgi tame klausimyne yra daug demonizavimo, daug klaidingo įsitikinimo ir tokių pritempinėjimų, kas krikščioniui, katalikui neturėtų būti priimtina. Ir manau, klausimynas žemina katalikų tikėjimą ir tokius paverčiamus parodo, kad mes čia tokie esame labai, nežinau, ir pritaringi ir mūsų požiūrį tokį parodo visuomeniai, kad būtent taip mes ir mąstom, kad negali lankytis piramidį, negali jogas daryti, negali geštalto psichologijų užsiminėti, Karlo Jungo knygų negali skaityti. Tai aš manau, kad tai yra vėlgi demonizavimas, vėlgi tai yra pritempinėjimas, toks klausimynas kenkia, žalojantis yra mums, tikintiesiems. Ir ką reikia suprasti vėlgi, kad tas klausimynas nėra oficiali katalikų bažnyčios pozicija. Tai yra pavienio kunigo nuomonė. Apklausus kitus egzorcistus, aš pabandysiu ateityje tą padaryti. Ar su visais pavyks egzorcistus pasikalbėti, nežinau, bet pabandysiu juos pakalbinti. Tai, kad išgirstume tikrai, ar tikrai kiti egzorcistai turi kitokią nuomonę. Neturėtų būti toks klausimynas skelbiamas oficialiai. Aš suprantu, kad tai kunigui palengvina jo darbą. Paprasčiau yra sužinoti, ką žmogus ko užsiminėjo, ką patyrė, bet pritempinėti, kad būtent kad ir Karlo Jungo knygos yra kažkokios žalojančios psichikai ar kažką, tai yra absurdas. Tai būtų galima taip įvardinti. Tas pasidalyvavimas jogoje, kaip galiu pasidalinti, teko bendrauti su vienu egzorcistu, tai būtent paklausė apie jogą, ką jis mano. Tai jisai atsakė, kad jeigu, sako, man skaudėtų nugarą ir būtent kažkurie jogos pratimai man padėtų tą skausmą nuimti,
Tai aš tame nematau nieko blogo, jeigu tai nesusijęs su kažkokia tai dvasia, esybė, kažkokiom tai dvasių garbinimu, tai tame nėra nieko blogo. Tai manau, tai yra sveikas požiūris, aš pats kliausiu tokiu požiūriu, nes jeigu aš tikiu į Dievą, ne, ir aš buvau apie tai irgi kalbėjęs, esu tikintis žmogus ir aš neišduodu savo tikėjimo, užsiimdamas kažkokiam tai praktikom, nes jogoj yra begalės pozų, asanų vadinamų, ir jos tinka daugybė sportinių elementų, kurios galima daryti net kitose sporto, net ne jogoje. Tai ar tai reiškia, kad mes dabar turime bijoti kiekvienos pozos, bijoti atsisėsti lotusą, bijoti atsigulti, kažkaip pakelti koją, ranką, nes jau bus kažkokia tai jogos pozicija, kuri garbina tam tikrą dievybę. Nors aš garbinimu net neužsiimu, nors aš net nedariau jokio veiksmo, kad garbinčiau, mano tikslas yra paveikti savo kūną, kad, pasijausčiau geriau. Tai tame nėra nieko blogo. Tai, kaip minėjau, bandysiu pakalbinti kitus egzorcistus ateityje. Nežinau, kiek man pavyks tą padaryti. Turiu idėjų, kaip minėjau, kalbinti žmonės, kurie atsivertė, kurie įtikėjo į krikščionybę, įtikėjo į Jėzų Kristų, pasidalinti jų liudijimais ir, žinoma, gilintis į dvasingumą katalikišką ir, nešti šviesą. Tai turbūt būtų tiek iš manęs. Jeigu turite klausimų, norit pasidalinti, galite rašyti komentaruose. Visą laiką įdomu pasiskaityti žmonių atsiliepimus, žmonių patirtis. Ačiū labai tie, kurie dalinatės savo patirtimi asmeninė, savo liudijimais. Tai yra, tie liudijimai tikrai paliečia ir, tada suprantu, kad einu geru keliu ir einu ten, kur reikia. Tai ačiū Jums labai, su Dievu. Iki pasimatymo. Do you believe in God? Do you think God is real? Can you prove God exists? The universe began to exist. Whatever begins to exist has a cause. Something can't just come into being from nothing. I mean, if your brain is just a random collection of chemicals that formed by chance over billions of years, how on earth can you trust your own reasoning processes and the thoughts that you think? The universe has a beginning. Everything that has a beginning has a cause. The universe has a beginning, therefore the universe has a cause. The best explanation is an uncaused cause. That's God.